Aleliuja. Taigi šalom visi, kurie esate čia, kurie esate online ir tie, kurie žiūrėsite vėliau šitą įrašą. Būkite palaiminti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Te malonė čia šiandieną įsilieja ir jūsų gyvenimą visų. Amen. Na, šiandieną vėl mes grįšime prie pamatinių dalykų, prie dalykų, apie kuriuos nelabai malonu kalbėti yra. Nelabai malonu yra kalbėti, bet reikia kalbėti. Bet reikia kalbėti, nes kaip čia man pasidaryti, kad biškutį pasikelsiu. Kad Dievo žodis galėtų jūs paliesti. Amen. Kaip išgirs be skelbėjo. Amen. Kaip Dievui prisiliesti. Amen. Jeigu ne per jo žodį, jeigu tik ne per bendrystę, per mūsų kartu buvimą. Aleliuja. Jau kažkas tai turi pasiduoti Dievui, kad jisai galėtų kalbėti ir veikti mūsų gyvenimuose. Amen. Aleliuja. Paskaitysiu iš Luko Evangelijos. Kažkaip tai man čia taip keista kalbėti. Gal aš ranką imsiu, nes neįprasti dalykai. Ir man yra neįprastų. Gerai. Luko Evangelija, 12 skyrius. Online parašykit, mane girdite gerai? Parašykite žodį gerai. Turėtų būti gerai viskas. Kai eini su kaltintoju pas valdininką, pasistenk dar kelyje su juo susitarti, kad jis tavęs nenusitemptų pas teisėją. Teisėjas neatiduotų teismo vykdytojui, o teismo vykdytojas neįmestų tavęs į kalėjimą. Sakau tau, iš ten neišeisi, kol neatsiteisi lygi paskutinio skatiko. Amen. Trupučiuką gal. Brangieji, žiūrint į šiandienos dieną, žiūrint į aplamai, į tikinčiųjų gyvenimą. Amen. Na, žinot, daug kas labai džiaugiasi Kristuje. Ir raštas sako, reikia džiaugtis Kristuje. Amen. Bet taipogi raštas sako, kad reikia ir išsitirti, kad reikia ir kitus dalykus daryti. Amen. Nes kad neužsidainuotume, neužsišoktume, kaip tas skruzdėlytė multifilme, žinai, la 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 la. Ir po to atėjo laikas ir atėjo ruduo, žiema. Oi, susirgsiu, numirsiu, sako. Amen. Ir tai daug dalykų tokių mums gyvenime duoda visokiausi pavyzdžiai. Aleliuja. Todėl aš labai kreipiu dėmesį į tos dalykus. Ir šiandieną tokia, nelinksma, bet gili tema, kuri tikrai reikalinga. Čia klausytojai tikrai žino praeities mūsų, praeitie neseniai įvykusią situaciją ir su iškeliavusiu broliu iš vienos bažnyčios, iš Kristaus, kaip ten? Ne, iš Vėrėlo bažnyčia, kaip vadinasi? Lietuva Kristui. Jo. Ir Raimondas, jo vardas, ne? Ir jis jau su viešpačiu, viskas tvarkoja, haleliuja, bet kame esmė yra? Žmogus buvo viešpatyje ilgus metus ir žmogus nematė, kad yra tamsoje.
Suprantat, kaip yra baisu nematyti to. Galima žinoti tai, ne? Bet ar tu ką nors darai, amen? Ar tu ką nors darai, kad tai būtų valyta, amen? Ir, tokia šiandienos krikščionybė, brangieji, kad nuodėmės atleistos viešpaties, amen, kuris ant kryžiaus sumokėjo kainą ir sumokėjo už pasaulio nuodėmę, amen, tai jis atleido nuodėmės, amen, bet ar jūs atleidote, ar jūs paleidote, ar jūs atidavėte, amen, čia kita medalio pusė. Ir, aš nežinau, kokiu etapu ateina tas pažinimas, bet man atėjo ir šlovė viešpačiui, kai jis man sakau, atsimenu, aš jau ne vieną kartą kartojau, kai jis mane išvedė į 40 dienų pasniką ir sakau viešpatie, nuo ko pradėti, kokios instrukcijos. Sako, va ten, nuo kur aš pradėjau ir nuo tu pradėk, nuo mato 4. Ir su mano pasnikavimu ir tas mato 4, mato 5, mato 6, mato 7, mato 8 kalba būtent apie visą tai. Amen. Būtent kalba apie dalykus, su kuriais mes turim tvarkytis. Amen. Luko 12, va tik kur skaičiau. Kai eini su kaltintoju pas valdininką, pasistenk dar kelyje su juo susitarti, kad jis tavęs nenusitemptų pas teisėją. Teisėjas netiduotų teismo vykdytojo, o teismo vykdytojo neįmestų tavęs į kalėjimą. Sakau, tau iš ten neišeisi, kol neatsiteisi lygi paskutinio skatiko. Jėzus pasakoja dvasinius principus, nuo kurių nei vienas nepabėgsim. Jisai sako, nes jis tiesa, amen, ir mes ne vienas nepravažiuosim pro tai. Luko 13:1, šiandien nemažai skaitysim, nes raštas apie tai labai daug kalba. Aleliuja. Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasako jam apie galiliečius, kurių kraują Pilotas sumaišė su aukomis. Jėzus atsakydamas jiems tarė, ar manote, kad tie galiliečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo? Nesakau jums, bet jei neatgailausite, visi taip pat pražūsite. Arba anie 18, kurios užgriuvo bokštas prie Siloamo ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Nesakau jums, bet jei neatgailausite, taip pat pražūsite. Jis pasakė palyginimą, žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jo vaisių, bet nerado. Ir tarė sodininkui, jau 3 metai, kai ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį. Kam dar žemę alina? Anas jam atsakė, šeimininkė, palik dar jį šiais metais. Aš jį apkasiu ir patrešiu. Jei jis duos vaisių, gerai, o jei ne, tai iškirsk jį. Amen. Visur kalbama Dievo žodė apie vaisius. Visur kalbama apie duotą laiką viešpaties.
Gimti iš naujo mums kainavo tik tikėjimu priimti Kristų. Amen. Ir mes gimėm iš naujo. Mūsų dvasia užgimė naujai. Amen. Kad toliau mes neštume vaisių, jo dvasios vaisių, amen, į mūsų gyvenimą. Aleliuja. Ir vat visose evangelijose mes matom, kaip Viešpats skatina mus ir kviečia atgailauti, amen, atgailauti tose vietose, kur mūsų supratimas, kur mūsų protas yra nesutampamas, kaip čia pasakyti, su Viešpaties tiesa. Aleliuja. Todėl, žiūrėkit, yra skaičiai duoti taipogi. Amen. Sako, 3 metai, jau 3 metai, kaip ateinu ieškoti vaisių iš šio figmedžio, bet nerandu. Iškirsk jį. Iškirsk. Aleliuja. Jono 15. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną šakelę manyje, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną šakelę nešančią vaisiaus apvalo, kad įduotų daugiau vaisiaus. Amen. Supraskit, kad šakelės, kurios neneša vaisius, jos trukdo kitom nešti vaisių. Tėvas tiesiog jos išpjauna. Amen. Bet pasakykit, kas šiais laikais mato, kuris išpjautas, kuris ne. Suprantat? O taip yra. Išpjautų krūva. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje ir aš jumyse. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdame vynmedyje, taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Amen. Mes patys, kiek mes norim, galim daryti, stengtis būti gerais, vaisiaus nebus. Jeigu mes nepasiliekame jame. O kai mums pasilikti jame, jeigu mes nesutarėme su juo, su principais, su žodžiu, aleliuja. Mato Evangelija surašyta, kad pirmiausia susitaikyk prieš tai, atleisk. Amen. Dalykai, per kuriuos jūs nedaisit iki Dievo. Žinot, Jono Evangelijoje 3 skyrius sako apie gimimą iš naujo. Tai yra vienas dalykas. Ir gimimą iš dvasios yra antras dalykas. Tai ne vienas ir tas pats. Kad jūs įtikėjote, Kristus gimėte iš naujo, tai nereiškia, kad jūs jau gimėte iš jo dvasios. Kad gimti iš jo dvasios, reikia pirmiausia mirti savo. Ir Viešpats moko Evangelijose
moko Evangelijose, suteikia žodį, kad jūs suprastumėte apie tai. Aleliuja. Žinote, labai lengvai galima užsidainuoti ir nujoti. Situacija su manim. Iš mano gyvenimo. 20 metai ir 21. Aš taip užsitarnavau išsilaisvinimo tarnavimuose, kad Viešpats prakalbėjo maldoj per vieną pranašę. Ir sako, užteks ravėti kitų sklypus. Sugrįžk į savo sklypą ir pradėk ravėti. Užteks. Mes labai greitai galim pamiršti save ir bėgti daryti kitus darbus, žiūrėti kitus. Amen, nes taip yra. Visą laiką save mes, kai sakoma, mums svarbiau kiti. Ir va čia aš labai atkreipiau dėmesį, nes aš, kaip jums pasakyti, tai natūralu. Jeigu tu Dieve, jeigu tu jame, Dievo baimės pilnas, tu supranti, ką reiškia Dievo žodis. Jeigu tau nerūpi, ką pasako Dievas per kitus, tu neturi Dievo baimės, tu neturi supratimo. Tu neturi jo, tu neturi ausų. Aleliuja. Bet jei tu jame pasilieki, jeigu tu girdi ir mes žinom, kad, jeigu Viešpats jau tokiu žodžiu kalba, amen, tai yra rimta. Taigi, brangieji, vaisiai, vaisiai, vaisiai. Amen. Vaisiai. Dvasios vaisiai manyje. Galim šlovinti, galim dainuoti, bet viduje būti sukirmijusiais. Mato 7:21. Labai piktos eilutės tokios, bet mes turim prie jų grįžti, norint save per renginą praleisti. Ne kiekvienas, kuris man sakote viešpatie, viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano tėvo, kuris yra danguje. Daugelis man sakys aną dieną, viešpatie, viešpatie, argi mes nebuvom pas Laurą, argi mes neskraidėm į dangų, argi mes nematėm, viešpatie, argi mes nepranašavom, argi aš nedainavau čia aleliuja, aš viešpatie pas tavo tarną visą laiką tą buvau, šlovinau, dainavau tau. Argi nedarėme daugybę stebuklų tavo vardu? Tada aš jam pareikščiau, aš niekuomet jūsų nepažinojau, šalino manęs piktadariai. Suprantat? Sako, kiekvienas, kuris man sako viešpatį, ne kiekvienas, kuris man sako viešpatį, bet tas, kuris vykdo valią mano tėvo. Aną dieną mes kalbėjom trupučiuką apie mano valią, ne? Bet ten
Mes toli, bet dabar sugrįžkime į pačią pradžią. Sugrįžkime į pačią pradžią. Ką reiškia vykdyti mano tėvo valią? Paprastus dalykus. Atleisk. Kodėl matai krislą savo brolio akyje, nepastebė rasto savoje? Veidmainy. Na, visas Evangelijos pilnai ir aiškina, kaip mes turime elgtis, kaip mes turim vykdyti Dievo valią. Aleliuja. Ir, na, aš dar kartą sakau, reikia dėkoti Viešpačiui už situacijas, per kurias jisai mus savo peiliu apipjaustinėja. Jos nėra malonios. Bet tai yra Dievo valios vykdymas, brangieji. Tie nemalonios situacijos, amen, ir sulūžimas juose, pasidavimas, yra Dievo valios vykdymas. Ar tu užpyksi, ar tu neužsikėtinsi, Dievas rodo, kas tavyje. Aleliuja. Ir kokia didžiulė dauguma krikščionių būtent nori pravažiuoti šitą. Jie nenori šitame būti, jie nenori šito, nes tai skausmas, ašaros, amen. Du kardai, kai plakasi vienas kitą, jie aštrina vienas kitą. Aleliuja. Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, pasakykit, vykdo. Va, kas mato nuo 4 iki 8, žinoma, ir visas kitas Evangelijos, bet sakykime, va, tų žodžių, kuris jisai sako, čia jis kalno pamokslas skaitė visur, yra pamatiniai dalykai. Aleliuja. Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusi savo namą ant uolos. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Ir kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, klauso ir nevykdo. Klauso ir vykdo. Amen. Yra du statytojai skirtingi. Panašus į kvailą žmogų pasistačiusi savo namą ant smėlio. Aleliuja. Na, kvailas žmogus, jisai labai dažnai minimas Biblijoje. Pastebėjot? Kvailas mergaitės, kvailas tas neišmintingas, ane, jisai kvailas. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Amen. Gimti iš naujo yra viena. Bet statyti tą namą, griauti seną, statyti naują, nėra taip lengva. Kripala roti amastus adabrai klatoši. Mato 11:25. Teisingiausiai rašiau. Anuo metu Jėzus kalbėjo, aš šlovinu tave dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, tėve, nes tau tai patiko. Viskas
man yra mano tėvo atiduota. Ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus. Ir kam sūnus nori apreikšti. Čia turbūt ne tas eilutės užrašiau, bet aš tą paskaityti visą laiką gerai. Luko 6:37. Luko 6:37. Neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti, atleiskite ir jums bus atleista. Duokite ir jums bus duota, saika gera, prikimšta, sukratyta ir su kaupu duos jums į užantį. Kokius saikus seikite, tokių jums bus atseikyta. Aleliuja. Kiek daug Evangelijose žodžio tokio, kuris mus veda iš mirties į gyvenimą. Aleliuja. Ir apleisti šitas vietas, kaip pasakyti, yra baisu. Yra baisu, nes mes galim nuvažiuoti tolyn. Amen. Bet pagrindas nesutvarkytas, jisai vieną dieną mūsų nugriaus. Aleliuja. Jono 14:21. Jono 14:21. Kas žino mano įsakymus ir jų laikosi, tas myli mane. O kas mane myli, tą mylės ir mano tėvas. Ir aš jį mylėsiu ir pats jam apsireikšiu. Aleliuja. O ką reiškia mylėti viešpatį? Tai pasirodo, ar tu myli viešpatį, ar tu myli žmonės, ar tu myli kažką kitą. Amen. Nes viešpaties meilė laikytis, jo įsakymus vykdyti. Vadinasi, savo gyvenimo kely, kasdieną, amen, vykdyti tai, kas parašyta, ką mato Evangelijoje mokė, ką Luko Evangelijoje. Visus tos įsakymus, kuriuose jisai kalbėjo. Ar aš tai vykdau kasdieną? Ar aš tai vykdau savo gyvenime? Ar aš pritaikau savo gyvenime? Aleliuja. Ar aš toliau kasu savo duobę? Tai yra meilė viešpačiui. Kas myli mane, kas žino mano įsakymus ir jų laikosi, tas myli mane. Žinoti, laikytis. Sempre la porra namashi. Ar mes patys galime laikytis? Ne. Mes neįsilaikysim. Jei mes nepasiliksime jame, jei mes nestovėsime jame. O kaip mus pas jį ateiti? Tik tai, kaip ir jis mokino, per mirtį. Yra vietų, kuriuose mums reikia mirti. Kodėl aš nesuaugu su juo vieną? Kodėl? Todėl, kad laikausi savo. Todėl, kad darau savo. Nesilaikau. Kam jūs šlovite mane, sako, viešpatie, lankstotės, o darote patys tai, ką norit. Tai va čia tos eilutės ir atsisi viešpatie. Ar aš pas Laurą nebuvau, ar aš nešlovinu, ar aš nedainavau.
Tai aš tave nepažinojau. Janisa klaporodoši. Atriba suti pleda. Realoka sanda. Jėzus jiems atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio. Ne Lauro žodžio, ne bendruomenės, ne susirinkimų, užduočių, darbų, bet mano žodžio. Aš jums sakau, Lauras neieško žmonių palankumo. Bet jeigu pas Laurą ateinantys žmonės nesilaiko to žodžio, kurio Lauras laikosi, nes tai raštas sako, jis nesu manim. Ta šakelė bus išpjauta, nes jinai neneša vaisiaus, jinai trukdo medžiui augti. Aleliuja. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisim ir apsigyvensim. O kas nemyli, mano žodžių nesilaiko. Okay. Tai ne aš kalbu, tai viešpaties žodžiai. Čia pačio viešpaties žodžiai. Sako, kas nesilaiko, tas nemyli manęs. Si anamia štuka plaradas. Jono 17:6. Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos man davėjai iš pasaulio. Jie buvo tavo ir tu juos davėjai man. Ir jie laikėsi tavojo žodžio. Žinot, yra tie, kurie myli viešpatį ir jų meilė matosi, nes jie laikosi jo žodžio. Laikosi ne savo jėga, bet tą meilę. Amen, nes Dievo dvasia yra jėga mums suteikta. Sako, viešpaties dvasia bus ant jo. Dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir galybės, dvasia pažinimo ir viešpaties baimės. Mūsų mokytoja, mes žinom, kad tai šventosios dvasios, amen, 7 dvasios, ane, 6 dvasios, ne 7 šventoji dvasia, amen, su kuria mūsų mokina, veda kasdieną. Aleliuja. Su embrida la caeta su. Skaičiau vakar Evangelijas, bendravau su viešpačiu ir kelios vietos tokios man atsiskleidė taip. Žiūrėjau, Jėzaus mokiniai, kurie sekė Jėzų, ne? Vat, dauguma jų visi jį klausė. Fariziejai stengdavosi
pakišti klausimus, ne? Kai sakom, vat, na, įžvalga, sako, mano avys girdi mano balsą, jos seka paskui mane, ne? Jos klauso, jos mokinasi, ne, jos nori girdėti, nekiša savo. Aleliuja. Ir du variantai tokie man apsireiškia, to aš dabar pabandysiu surasti, aš neužsirašiau turbūt jo, bet aš atrasiu tuoj. Du variantai krikščionybės. Turbūt atgal. Maria šiote prelekatosa. Setanime šikalarados. Seta pralekatas. Va. Istorija apie Mariją ir Mortą. Vakar vėl skaičiau. Ir vėl naujų dalykų atradau. Nes pamačiau tiesiog, paskaitom. Buvo vienas ligonis Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Marija buvo ta pati moteris, kuri patepė viešpatį kvepalais ir nušluostė savo plaukais jo kojas. Jos brolis Lozorius sirgo. Todėl seserys nusiuntė jiems žinią: viešpatie, tas, kurį tu myli, serga. Tai išgirdęs Jėzus tarė: šita liga ne mirčiai, bet Dievo šloviai, kad per ją būtų pašlovintas sūnus. Jėzus mylėjo Mortą, jos seserį ir Lozorių. Tai išgirdęs, kad tasai serga, jis dar 2 dienas užtruko ten, kur buvo. Po to pasakė mokiniams: eikime vėl į Judėją. Mokiniai jam atsakė: rabi, ką tik žydai kėsinosi užmėtyti tave akmenimis, o tu vėl ten eini. Jėzus tarė: argi ne 12 valandų turi diena? Kas vaikščioja dieną, tas nesuklumpa, nes mato šio pasaulio šviesą. O kas vaikščioja naktį, suklumpa, nes jame nėra šviesos. Tai pasakęs pridūrė: mūsų bičiulis Lozorius užmigo, bet aš einu jo pažadinti. Jo mokiniai atsiliepė: viešpatie, jeigu jis miega, pasveiks. Tačiau Jėzus kalbėjo apie jo mirtį, o jie manė, kad jis kalba apie poilsio miegą. Pagaliau Jėzus atvirai jiems pasakė: Lozorius mirė. Ir aš džiaugiuosi, kad ten nebuvau dėl jūsų, kad tikėtumėte, tad eikime pas jį. Turbūt mokiniai ten biškį nekaip, ne, sako, Lozorius mirė ir aš džiaugiuosi. Galvoja, ohoho. Tuomet Tomas, vadinamas Dvyniu, tarė kitiems mokiniams: eikime ir mes su juo numirti. Atėjęs Jėzus rado Lozorių jau 4 dienas išgulėjusi kape. O Betanija buvo arti Jeruzalės, maždaug 15 stadijų atstu. Daug žydų buvo atėję pas Mortą ir Mariją paguosti jų dėl brolio. Na, va čia va situacija. Morta išgirdusi ateinant Jėzų, išėjo jo pasitikti. Pirmoje, ne, išgirdusi nubėgo Morta. Marija sėdėjo namie. Morta tarė Jėzui: viešpatie, jei tu būtum buvęs čia, mano brolis nemiręs būtų. Amen. Na, kaip jūs matote šitą žodį? Viešpatie, jei būtum čia, mano brolis nebūtų miręs. Ne kaip priekaištą? Ką? Nu, sakykime taip, amen. Bet ir dabar žinau, ko tik prašysi Dievo, Dievas tau duos. Jėzus jai pasakė: tavo brolis prisikels. Morta atsiliepė: aš žinau, jog jis prisikels prisikėlime ir paskutinę dieną. Pažiūrėkite į pokalbį. Ne? Morta, aš žinau, jo prisikels paskutinę. Dabar jūs matote,
po to paskaitysi Marijos, ne? Bet dabar va tokie, ne? Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius. Ji atsakė, taip viešpatie, aš tikiu, jog tu esi Kristus, Dievo sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį. Tai pasakius, jį nuėjo ir slapčiomis pašaukė savo seserį Mariją, jai pranešdama, mokytojas atėjo ir šaukė tave. Jinai pastumė ją. Surana, eik mokytojas, ne? Ragintoja tokia, tai sakant, jo, čia aš viską žinau, čia tas yra, ir anas. Ir aš tikiu, viešpats, jo, tu viešpatį turi ateiti, kurio mes laukiam. Čia viena krikščionybė tokia paveikslas krikščionybės. Aleliuja. Ir dar nuėjus, eik mokytojas šaukia tave. Išgirdusi, ši greitai pakilo ir nuėjo pas jį. Jėzus dar nebuvo įėjęs į kaimą, bet tebe buvo toje vietoje, kur jį pasitiko Morta. Kai žydai buvę su jo namuose ir ją guodė, pamatė ją skubiai keliantis ir išeinant, nusekė paskui, sakydami, ji eina prie kapo. Ir dabar kita situacija. Marija atėjusi ten, kur buvo Jėzus ir jį pamačiusi, puolė jam po kojų, sakydama viešpatie, jei būtum buvęs čia, mano brolis nebūtų miręs. Marija atėjusi ten, kur buvo Jėzus ir jį pamačiusi, puolė jam po kojomis, sakydama viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Ir sugrįžtam prie Mortos. Morta išgirdusi ateinant Jėzų, išėjo pasitikti. Marija sėdėjo name. Morta tarė Jėzui, viešpatie, jei būtum čia atėjęs, jis nebūtų miręs. Ir Marija pirmiausia, ką atėjo, pamačiusi puolė jam po kojų. Jėzus pamatęs ją ir kartu atėjusius žydus, verkiančius, sudejavo dvasioje ir susijaudinęs paklausė, kur jį paguldėte. Sudejavo, groaning. Čia daug kas, negvildensim šitų dalykų šiandieną. Bet galim pamatyti du skirtingus pavyzdžius, amen. Ir po to matome kitoje situacijoje, kaip Morta tarnavo, viešpačiui lakstė, dėliojo, dar priekaištavo kitiem. Amen. Kodėl tu nepadedi, kodėl viešpatie tu jam nepasakai, kad man padėtų? O Dieve, plano šitas įtekė. Sėdėm pralaukas. Būtent Marija mylėjo viešpatį. Marija mylėjo viešpatį kitokią širdimi. Amen. Toliau čia dar ta istorija tęsiasi, nežinau.
Galim paskaityti, nes čia dar Marijos, dar Mortos bus įsikišimas vėl. Ne? Kurį paguldėte? Jie atsakė, viešpatie, eik pažiūrėk. Jėzus pravirko. Čia neteisingai pavertimas padarytas, jis neverkė. Net wept, jis neverkė šitą ašarą, ne. Jisai, tenais kita kalba. Tada žydai ėmė kalbėti štai, kaip jis jį mylėjo. O kiti sakė, argi tas, kam Jėzui virkti? Amen. Čia jis tik džiaugiasi. Halleluja, aš džiaugiuosi, ne, kad numirė, nes bus Dievo šlovė ir čia web, ne. Čia biški vertimas kitaip padarytas, bet. Tada žydai ėmė kalbėti štai, kaip jis įmylėjo. O kiti atsakė, argi tas, kuris atvėrė neregio akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų? Ir vėl dejuodamas Jėzus atėjo prie kapo, dejuodamas, ne. Tai buvo ola užrista akmeniu. Jėzus tarė, nuriskite akmenį. Mirusio sesuo Morta įspėjo. Viešpatie, jis jau dvokia, nes jau 4 dienos kaip jis miręs. Kam tu čia dabar, jau ten, jau. Morta viešpatį įspėjo. Tokie pavyzdžiai, jeigu jūs pamatytumėt šiandienos krikščionybėje, tai daugiau krikščionių mokytojų, kurie mokina viešpatį ir dar apie jį pasakoja, nei kad patys iš jo mokintųsi. Jėzus jai tarė, argi nesakiau tau, kad jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę. Jie nurito akmenį nuo ten, kur gulėjo numirėlis. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo, Tėve, dėkoju tau, kad mane išgirdai. Aš žinojau, kad visada mane girdi, tačiau tai sakau dėl čia esančių. Sakyk viešpačiui. Sakykit, aš žinau, kad visada mane girdi. Tačiau kai kada sakau, dėl esančių aplinkui. Amen. Žinot, klausytojai turbūt kiti galvoja, žinot, kad jeigu prie žmogaus, kad, išeik lauk, ne? Tam demonui, ne? Jėzus sako, kai taip tipo čia tokia, būtinai sakyti, žinai. Aš galiu prieiti ir išvaryti nieko nesakęs. Amen? Bet sakoma yra tam, kad klausytojai girdėtų ir mokintųsi. Tačiau tai sakau dėl čia esančių, kad jie tikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Todėl ir mes taip darom, amen, kad kalbėtume ir kiti tikėtų. Amen. Jeigu mes nekalbėsim, jeigu mes tik darysim, nieks nieko nesupras. Amen. Bet kad kiti tikėtų, kad jog tu esi mane siuntęs. Tai pasakęs, jis galingų balsų sušuko, Lozoriau išeik. Galingų balsų sušuko. Ko čia tas Lauras rėkauja? Ko jis čia pastoviai rėkauja? Ką jis? Ar matei kur nors, kur Jėzus rėkavo? Ar matei kur nors, kur Jėzus ką nors darė? Man patinka tie tokie geri improvizatoriai, kaip čia parašyti, interpretuotojai, kurie pažįsta labai gerai Jėzų ir ką jisai darė. Tai jo, galingų balsų sušuko. Ką reiškia galingų? Ką? Turbūt galingai, ne?
Ir numirėlis išėjo. Jo rankos ir kojos buvo apviniotos laidoma priešalais, veidas aprištas drobolė. Jėzus jiems tarė, atvyniokite jį ir leiskite jam įeiti. Na va, daug nesileisim į, kaip sakoma, matome skirtingus dalykus. Ir iš tikrųjų, aš paklausau, trupučiuką paskaitau, kitų pastorių, pastorienių pastorių, ta prasme, diskusijas, ką jie daro, ką jie kalba, ką jie rašo. Wow, Sunku yra matyti tokią krikščionybę. Ir aš suprantu viešpatį. Ir svarbiausia yra tai, kad niekas nemato savęs. Niekas nemato savęs ir nemato, kad jie skleidžia melą, nemato, kad jų supratimas yra dar seno žmogaus. Galvoja, kad žmonės įtikėjo į Kristų, priėmė Kristų, jau ten 10, 20, 30 metų ar 40, ir jie ten pastoriauja, daro, jie vis toliau skleidžia melą. Nesuprasdami to, baisu. Aš tokių marazmų prisiskaitau, viešpatie. Ir svarbiausia,